papročiai, tai šiandien pagalvoju, kad nufilmuosiu jums tokį vlogą. Nežinau, iš tikrųjų, aš kažką rodysiu, bet tiesiog norėjau nufilmuoti vien dėl to, kad aš šiandieną darausi lūpas. Pagaliau, aš jų labai norėjau. Tai kaip dabar matot, nieko visai neturiu ant lūpų, ta prasme, tik tai vazelinas yra uždėtas, bet jokio pieštuko, nieko, tai iš karto matosi, kokio dydžio yra mano lūpos. Labai laukiu ir žiauriai bijau, nes neįsivaizduojat, kaip aš bijau, ta prasme, adatų. Aš kai buvau mažytė, aš, ta prasme, net negalėdavau tabletės išgerti. Nu, man, ta prasme, viskas, kas su medicina, tai yra taip žiauriai. Aš tokią baimę turiu visada, tai... Taip, tai... Jinai moteris, kuri man darys lūpas. Dar mes galvojam dar apie vieną procedūrą, bet dar čia neaišku, ar jinai bus ar ne, tai pažiūrėsim. Ir taip, jinai atvažiuoja vakare, jinai be to važinėja, tai kas yra labai didelis pliusas jai, kad jinai gali važiuoti pas žmonės į namus, kas, pavyzdžiui, negali išeiti kažkur, tai aš kaip mama, tai man kartais yra dažnai, ta prasme, ne kartais, o dažniausiai būna, kad tikrai yra sunku kažkur tai išeiti ir tokius, pavyzdžiui, appointmentus gauti, tai, na, yra be šansų, nes dažniausiai būna tai kokį pirmadienį ar antradienį, ten tokiam valandom, kai aš tikrai negaliu ir neturėčiau kur palikti vaikų. Tai, kad žmogus keliauja, yra tikrai didelis super pliusas ir kaip matote, mano plaukai biški atrodo jau vėl kitaip. Šiandieną aš dėjau tą tokį šampūną ir aš to jį parodysiu jums. Na, čia pakrovėjas yra jungtas. Naudojau šitą šampūną. Žiauriai geras, ta prasme. Man tikrai patinka. Tik tai biški va čia, kur yra šviesiau, tai kartais padaro taip, kad vos nemėlyni tie plaukai. Bet nieko, svarbiausia, kad neryžo esu, tai va. Ir kol kas aš jų nedažau, tik tai dedu kaukės, nes galiukai tikrai nėra patys sveikiausi, bet mano plaukų kokybė, ta prasme, plaukai man slenka, nes man slinkdavo plaukai ir seniau, kai juodus plaukus turėjau, tai dėl to tikrai nesistebiu, nes ta prasme man visada slinko plaukai, geriu vitaminus, visokiausius kokteilius, tai biški padeda, bet jeigu jau tavo plaukai slenka, tai jie ir tikrai slinks, man atrodo. Nebent reikia atrasti, nežinau, kažkokį tai būdą, kad neslinktų jie. Bet man jie slenka ir ką čia dar galima jums papasakoti. Gavau kosmetiką išbandyti, tai galvoju gal padaryti video, kaip aš išbandau tą kosmetiką. Tai jeigu jums patiktų toksai video, parašykite tarp komentarų. Ir aš jį padarysiu, nufilmuosiu tą video ir be to parodysiu tą kosmetiką dabar jums. Na, čia pasidalinsiu tai tą kosmetiką, kurią aš gavau išbandymui, tai tuoj išimkim viską. Tai pirmiausia, čia yra ir biški tokia pakuotės biški susilamdė keliaujant. Tai čia yra, ta prasme, čia yra toksai bronzeris, jį gali naudoti visur, ant akių, ta prasme, kontūruoti ir taip toliau. Tai dėl to rašo 6 in 1, gali, na, ta prasme, daug ką gali daryti. Tai aš nekantrauju išbandyti. Toliau turime tokią kempinėlę, kurią irgi nekantrauju išbandyti. Tai žiūrėsim, čia be to yra naujovė pas juos šiuo metu. Tada tokią pudrą turiu. Aš spalvą išsirinkau, aš atsimenu, kad tikrai išsirinkau spalvą. Tai buvo mink spalva. Tai nieko dabar nedarysiu, nes noriu išbandyti ant video. Tada toksai va, matote, šepetėlis. Turbūt šitai pudrai. Tai irgi išbandysim. Toliau turiu concealerį tokį, bet pastebėjau, kad concealeris yra gan toksai tamsus, tai nežinau kodėl. Bet spalvos tai tikrai nebuvo išsirinkti, man atrodo. Čia toksai gal tik tai vienos spalvos concealeris, nežinau. Ir tada čia nais toksai va tušas, super duper, kaip matote. Uždėta kaip, va, atrodo kaip tipo priklijuotas blakstienos, tai čia du tokie yra. Vienas, manau, yra jo gėlis, o kitas tipo yra tos blakstienos tokios mažutės būna tarp to tušo viduje, tai jos tiesiog prisikabino prie jūsų blakstienų. Tai nekantrauju išbandyti visą šitą ir turbūt nufilmuosiu jums video, jeigu jūs norite jo, tai parašykite papučią. Tarp komentarų tikrai padarysim video. Na va, ir galvau parodysiu, va, kaip tas outfitčiukas man atrodo. Tai va, šitokios kelnes ir šitoks viršus. Šiaip tai čia ta prasme, toksai stilius, kad nieko negalima papučio dėtis, bet pas mus labai šalta.
Tai iš tikrųjų gan durnai galas atrodo, nes matot, juoda taip matosi, ta golfa tokia. Na, bet ta prasme, aš užsidėsiu striukę ir nesimatys ir man bus super, nes iš priekio gerai atrodo. Ir nekreipkite pas mane, burdakas yra ant lovos. Reikės sutvarkyti. Tai ką, važiuoju į miestą ir susitiksime kitame kadre, turbūt gal prie mano lūpų arba kažkur, tai nežinau. Susitiksim kur nors. Put loads on, just We're waiting for takeaway as well. Oh, yeah. Might look a bit of a mess with it all over. Alright. But the more you've got on, the better. Okay? Do you mind? I think you might struggle. Alright, are you ready? Yeah. Right, are you ready? You alright? Uh-huh. Mm-hmm. Sorry. That's the outline done. I'm just going to give them a little bit of a rub with some Vaseline and then we'll fill them out a bit more. Okay. So you'll have to do this. This is a technique you do just to manipulate the filler, just to avoid you getting lumps. Hurts, doesn't it? No, I can't feel that. You know, just get that side bit. You've got lovely lips. Thank you. It doesn't hurt as much.
really good. Do you like it? You might not like it when you wake up in the morning. I know. But you need to do that tonight. Do it again in the morning when you wake up. Maybe do it dinner time. About 4 times tomorrow. Just to get... Na, tai sveiki, praėjo apie gal 12 valandų nuo mano procedūros, tai mano lūpa štai kaip atrodo. Kaip matote, jos čia yra ištinusios dabar ir biški mėlynių yra ir tokie varandukai, kur adatos lindo, bet visa kita labai sausos visada jaučiasi, tai visada tepu vazeliną ir juos masažuoju, kad gražios išliktų, nes taip sakė moteris ta. Bet taip, aš susileidau vieną milą, tai man atrodo į viršų aš leidausi apie 6 ir į apačią apie 4 kažkur, tai nes mano apatinė lūpa jau buvo gan didelė, tai man labai daug nereikėjo, kaip jinai sakė, bet visa kita, tai nežinau. Aišku, negalima gerti 24 valandas jokio alkoholio, per šiaudelį gerti nerekomendavo, toliau, na, ta prasme, visą kitą gali daryti, tik tai su saiku, negalima dėti nieko ant lūpų, tik tai tą vazeliną reikia dėti ir jas masažuoti, jeigu norite, kad ta visa jų forma išliktų graži, o taip, reikia gerti daug vandens, nes lūpos labai sausos ir negalima miegoti ant lūpų naktį, tai tiek. Ir sakė, kad šitas tinimas laikysis apie kažkur tai, kiek čia sakė, laiko apie 3-4 dienas, tai kiekvieną dieną pasijungsiu ir parodysiu jums viską per Instagramą, kaip atrodo mano lūpytės, nes šitą video jau įkelsiu šiandieną, kad tiesiog galėtumėte pasižiūrėti. Bet šiaip tai esu labai patenkinta, gal labai keistai dabar atrodo jos, nes jos yra labai ištinusios, bet ta prasme, rezultato aš esu žiauriai patenkinta. Dabar reikės eiti užsidėti vazeliną, nes jos labai išdžiūsios. Kažkaip tai, nu jo, iš tikro, kai man suleido, kai jau po kelių valandų aš ėjau valgyti, tai labai keistas jausmas yra valgyti arba gerti kažką tai. Ir čia yra to mano pirmas kartas, kai lūpas darausi, tai taip, tikrai buvo keista, bet dabar kažkaip tai jau priprantu prie šitų lūpų ir man labai patinka jos. Bet ta moteris, kuri man darė, jinai keliauja po namus, tai jeigu jūs kažkur tai Anglijoje, gal netoli manęs kažkur, tai irgi galite jai parašyti žinutę ir jinai atvažiuotų jums namus ir padarytų lūpytės. Aš paliksiu jos linkus apačioje, kad galėtumėte ją rasti. Ir taip, nežinau, man patinka, tai dabar važiuosiu pasimti vaikų ir tada pasijungsiu biški vakare. Turbūt pakalbėsim dar biški ir tiek. Tai susitiksime kitame kadre. Tai dabar yra vakaras pas mus, tai va, kaip matote, kaip jau šiandien atrodo mano lūpas, jau beveik praėjo, jau greitai praeis 24 valandos, už kelių valandų bus jau 24 valandos, tai va, kaip atrodo mano lūpas. Na, jau iš tikro leidžiasi po biškį, tai man visai patinka. Ir aišku, yra toksai jausmas keistas, bet priprasti, man atrodo, tikrai reikia prie to jausmo. Tai tiek, o daugiau jau kaip visas gyjimas pasibaigs, sugys viskas, nebesimatys tų raudonų taškų čionais, kur adata lindo. Tai tada galėsiu... Au! Plaukus peša vaikai man! Milano, Masonai, ačiū, atiduok plaukus. Tai kur aš šiandien dabar buvau? Neužsigaukit jūs. Eik šiandien. Ateik pas mamą, ateik čia, ateik. Ateik. Tai, nulip. Ateik, mažutė, nu ateik. Ateik, mamytė pakels tave, nenori? Ir be to negalvokit, kad plaukų tikrai nedažiau rožiniai. Čia toks apšvietimas labai keistas pas mane yra salione. Tai plaukai atrodo tokie rožiniai labai. Bet tai va, tai taip atrodo mano lūpos, o kai užgis, tai aš pasidalinsiu jau tada savo Instagram'e. Ir tiek, jeigu turite kažkokių tai klausimų, nepamirškite palikti komentaruose. Tikrai atsakysiu visiems.
Ir paliksiu tos merginos nuorodą, linką, kur ją galite rasti. Kaip sakiau, jinai keliauja po namus, tai kas tikrai yra didelis pliusas jai. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir tikiuosi, kad kas nors, kas adatas matėte, kad nenualpote. Tai susitiksime kitame mano video. Iki!